Taigi, sveiki vėl visi ir šiandien daugiau pašnekėsiu apie stichijas. Gal kokią muziką foną uždėsiu. Nežinau, kaip pas jūs, pas mane jau kurį laiką groja kalėdinė muzika. Tai tiesiog, girdėsis, jeigu girdėsis, tai girdėsis, jeigu ne, tai ne. Tai apie gamtos stichijas. Tai va, tai gamtos stichijos vadinasi apie 4 pagrindinius elementus ir daugiau apie ką jie yra ir kokią funkciją atlieka žmogaus gyvenime. Ne? Tai norisi tiesiog šiaip labai lengva tema ir norisi apie ją pašnekėti, bet kokią įtaką mums vis dėlto atlieka gamta. Tai gamta yra nuostabus dalykas apskritai. Mes galime džiaugtis, kad mes turime gamtą ir ta prasme, ir galime tuo mėgautis. Tiesiog, vat, kaip dovana, ne, vat, gamta kaip dovana. Tai yra pagrindiniai 4 elementai, vadinasi žemė, vanduo, tada yra oras ir ne oras, o ugnis ir oras, ne, tai 4 pagrindiniai elementai. Galima ten žiūrėti galbūt dar kažkokiu tai elementu, bet tiesiog pagrindė 4 elementai, kaip 2 kartu visiems supranta. Tai žemė jinai yra atliekanti tam tikrą labai svarbią funkciją ir kalbant apie žemę, jinai žiūrint iš kurios pusės pasižiūrėsi, bet vat, apie žemę aš pašnekėsiu tada, ką atlieka žemė ir kokia funkcija apskritai yra žemė. Žemė tai yra vyriškas aspektas, kad ir kaip būtų keista, na tarkime, nesako žemė. Žemė motina maitintoja, kai žemė turėtų atrodo jinai moteriškas aspektas, bet šiaip kalbam apie tai, kad tai yra vyriškas aspektas ir iš karto pasakoju kodėl. Todėl, kad tai yra fizinis lygmuo. Fizinis lygmuo, viskas, kas yra fizinis lygmuo, vadinasi viskas, kas yra apčiuopiama, matoma, gebame paliesti, gebame pamatyti, gebame įgyvendinti realioj kažkokio dimensijoje, vat, fiziniam pasauliu, ne, vat, daiktai, ten, tarkime, pinigai, toliau ten, tarkime, įvairūs tokie, vat, kažkokios profesijos gali būti, kurios, vat, yra viskas, kas yra apčiuopiama, viskas, kas matoma. Dėl to ir sako, yra fizinio lygmens profesija, yra mentalinio lygmens profesija, yra, pavyzdžiui, emocinio lygmens profesija. Ir vat, aš biškį apie tai šiek tiek tai pašnekėsiu irgi tuos pačius elementus įdėjus, nes yra tiesiog elementai ir yra tie patys mūsų fizinis, emocinis, mentalinis ir dvasiniai lygmenys, tas pats yra ir su mūsų elementais. Žemė, vanduo, ugnis ir oras. Tai va, tai tiesiog va, iš tos ir iš kitos pusės. Tai va, viskas, kas yra fizinis lygmuo, yra žemė. Vadinasi, dėl to ir sakoma, ką sėjai, tą pjauni. Ką pasėjai, tas išdygsta kaip vaisius, kaip rezultatas to reiškia, kokį tu daigą buvai žemė įdėjęs. Toliau žemės purenimas kažkoks, ne, sako, žemė va, pureni, darai, fiziniam lygmenį kažkokius tai veiksmus atliekai ir žemė, žodžiu, tau atneša kažkokiu tai vaisių, matomų, apčiuopiamų vaisių.
Tai aiškiai matomas rezultatas ir aiškiai suvokiamas rezultatas ir dėl to Žemė vat ir yra tas elementas. Kokią funkciją atlieka dar Žemė, ne? Aš vėlgi dažnai pasakoju ir transliuoju tiems žmonėms, kurie praktikuoja meditacijas, kurie, tarkime, užsiema saviugdą, kurie užsiema kažkokiom tai tokiom vat visokiom egzistenciniais kažkokiais tai dalykais, ne? Kurie, tarkime, gilinasi į save ir tobulėja ir panašiai. Ir tai iš esmės keičiasi žmogaus visą struktūrą. Keičiasi tiek emocinė struktūra, tiek mentalinė struktūra kinta, tiek savaime suprantama per fizinį lygmenį kažkokie tai pokyčiai eina ir tada žmogus susilygiuoja vėlgi prie savęs kažkokio kaip naujo transformuoto, galima sakyti, ūgtelėjo, užaugusio, ne, ar ten kažkuriam etape paaugusio žmogaus. Tai čia vat ir yra tie tokie momentai. Ir šiandien daugiau norėjusi kalbėti apie tuos, kurie paskui energija labai kyla į viršų ir pradeda daug mąstyti, daug galvoti ir kyla visokių klausimų ir panašiai, ką reikia daryti. Ir vat būtent tada yra Žemė kaip elementas, kuri iš esmės padeda toje vietoje žmoguje įsižeminti. Nes sako, žmogus tada biškai pradeda skraidyti padebesiais. Svajonės, va tokios vat būna padebesiais paskraido žmonės, bet vėlgi sakau, svajoti visko reikia, tiesiog iš esmės neatsiriboti nuo tos Žemės elemento, vadinasi, ir įsižeminti reikiamų momentų. Tai vad Žemė atlieka šią funkciją. Visos profesijos, kurios susijusios su Žemės elementu, yra žemiškos ir jos padeda įsižeminti. Yra profesijos, kurios yra, kaip sakau, mentalinio lygmens, tai va, tarkim, psichologija, jinai mentalinio lygmens yra profesija, jungiant su emociniu lygmeniu, ne? Ir panašiai, va, tarkime, mokytojai irgi jie yra daugiau mentaliniam lygmenyje, kas yra ugnies elementas, ne? Ir tai iš esmės yra šie pagrindiniai momentai. Bet grįžtant prie Žemės, aš toliau pasakoju, Žemė padeda įsižeminti. Ir jeigu žmogus skraido padebesiais, sakom, pabūkite ant Žemės, nusileiskite ant Žemės, net yra taip sakoma, nusileisk ant Žemės, per daug skraidai ar ten dar kažkas, ne? Tai va, tai ypatingai čia moterims galioja, ypatingai moterims, kurios pradeda atskleisti savo moteriškumą, tada moteris pradeda, nes moteris intuicija, reikia nepamiršti tą, tada pradeda labai kažkur skraidyti, tai tada jai reikia vyro, arba vyro reikia vyriško, sako žemiško, arba jeigu jau taip nėra vyriško žemiško, tuomet tokiai moteriai reikia daugiau pabūti gamtoje, vadinasi pasivaikščioti, vaikščiojimas basomis po rytinę rasą labai yra gerai, aišku, žiemos metu to daryti kaip ir ne kiekvienas galėtų vaikščioti basas žiemą, tai žodžiu gaunasi taip, kad vaikščiojimas, ilgi pasivaikščiojimai, vadinasi ėjimas, jisai nėra greitas ėjimas, reikia savo tempą atrasti, tiesiog ėjimas, pasivaikščioti, miške būti. Medžio apkabinimas, su medžiais kontaktas, vadinasi, yra irgi būdas save įžeminti. Nes medis, tai sako, kamienas yra aukštai į dangų, vat štai šaknis yra giliai įleistos į žemę. Dėl to žmogus, būdamas prie medžio, jisai gali įsižeminti. Tai vat gamta iš esmės yra duota tam, netgi kai kuriais momentais savo padėti, savo pagelbėti, kada jaučiate, kad kažkas ten, tarkime, daug labai minčių, ne, daug kažkokių tai, tarkime, mąstymo kažkokio, tai tiesiog nebūtina galvoti, kad kažkas su jumis yra ne taip, nes protas, aišku, prisukt gali visokių dalykų, bet tiesiog įsižeminti reikia, tai vadinasi, ar galbūt sunkaus maisto suvalgykite, irgi padeda įsižeminti. Visi produktai, kurie irgi yra žemėje augantis, tai daržovės, ten bulvės ar ten, sakykime, morkos, dar kažkokie tai tam tikri produktai irgi padeda žmogui įsižeminti. Tai va, Žemė jinai atsakinga už tos dalykus ir jinai padeda mums įsižeminti, o žmogus, sakoma, tai sujungia kosmosą su Žeme vertikalioj pozicijai, man kaip medis, irgi lygiai taip pat. Žmogus susijungia dangus su žeme, sako taip, sakoma, taip yra labai gražus posakis iš esmės, nes žmogus sujungia žemę su dangumi. Ir jeigu žmogus neįsižeminęs,
skraido kažkur tai kosmose, vat, taip sakoma yra. Nu, bet maždaug suprantat, apie ką aš kalbu, kad turi būti tiek ir fizinis, ir dvasinis lygmuo, vėlgi, jeigu kalbėti apie tuos 4 lygmenis, vadinasi, nenueiti į vieną ar kitą pusę per smarkiai. Aišku, kai kuriuose etapuose žmogui reikia atsibūti, bet jeigu labai yra dvasingas, nepamiršti ir fizinio lygmens. Finansai, taipogi seksas, tada eina daiktai, kurie yra matomi, apčiuopiami, pirkiniai, visi šitie dalykai yra fizinio lygmens. Dėl to dvasinėme lygmenyje esantis žmogus, sako, dualumas dvasinio lygmens yra būtent žemės elementai. Tai tuos 2 elementus tarpusavį reikėtų suderinti, vadinasi, tiek ir dvasingas gali būti, tiek ir žemiškas, ir fizinio lygmens turtų, dovanų irgi neatsisakyti, nes tai yra iš esmės svarbu ir, kaip ir sakau, įsižeminimui tai iš esmės tikrai padeda. Tai vat, tie, kurie nueina labai dvasingą gyvenimą arba yra tame etape, kur viskas tik tai dvasiškai, meditacijos ten taip toliau panašiai, tai neatsisakykite ir fizinio lygmens, susilygiuokite tai arba tiesiog, vat, nes kitaip neįmanoma, žmogus turi stovėti tvirtai ant žemės, o tai yra fizinis lygmuo. Tai va, tai yra vyriškas elementas. Toliau žemė. Vat, žemė įsižeminti, vyriškas elementas. Tai jau viskas, dabar čia jau šitą temą pabaigiau ir tada gaunasi taip, kad kilau aukštyn ir pasakoju būtent iš vienos pusės. Tai yra vienoje pusėje emocinis lygmuo, ne? O kitur reiškia yra vanduo. Tai yra moteriškas aspektas. Aš paskui dar nubrėšiu, galbūt ir panašiai. Tai va, tai yra moteriškas aspektas. Emocija lygų energija. Vanduo lygų energija. Jeigu žmogus turi daug energijos, vadinasi, jame yra daug vandens. Gali būti toks, ne, momentas. Labai svarbu tą vandenį savyje, kaip čia pasakyti, judinti. Vadinasi, užsimti kažkokiais fiziniais užsiėmimais, eiti pasivaikščioti. Ne protiškais, bet fiziniais. Geriausia yra fiziniais. Tada tą visą šitą tada, žodžiu, visą vandenį kaip čia pasakyti, prajudinti. Va. Nes kuo žmogus turi savyje daugiau moteriškumo, jeigu yra vyriškumo mažiau, tai kas yra kryptis, judėjimas, fizinis pasaulis, tai yra vyriška pusė. Ir kiekviename žmoguje šios 2 energijos tarpusavėje jos sąveikauja. Bet būna taip, tarkime, pas žmogų yra vyriškoji pusė šiek tiek pasyvesnė, tada moteriškosios, pavyzdžiui, pusės labai yra daug. Ir kada moteriai labai daug moteriškosios pusės, ji gali tapti pasyvi, vadinasi. Ir jeigu 2 žmonės, tarkime, abudu labai moterišką energiją, tada jie vienas kitą dar pildo to moterišką energiją, tada gaunasi tingėjimas. Tarkim, pradeda tingėti žmonės, nėra krypties, nėra judėjimo, nėra idėjų, kas yra atsakingas būtent mūsų mentalas, mūsų vyriškas aspektas, idėjos, mintis, tikslai, siekiai, viskas yra vyriško aspekto. Jeigu šių dalykų trūksta, tai tiesiog pagalvokite apie tai, kad reiškia vyriškas kažkur tai galbūt ilsisi ir panašiai. Čia galima taip perfrazuoti, bet kažkaip tai taip. Tai daugiau pabūti vyriškose kompanijose labai gerai, tokio moterim, ne, kurios daug turi moteriškumo, dalintis su tarkime, savo moteriškumo, ne? Ir vat, papildyti balansas tada kažkoks tai gaunasi. Yra tam tikros praktikos, kurios balansuoja yin-yang, vyrišką ir moterišką energijas, ne? Vanduo, vėlgi, kaip ir minėjau, emocija lygų energija. Tai vat čia yra pagrindinis momentas. Toliau, kokią funkciją atlieka šiaip vanduo gyvenime, ne? Nes, na, vis dėlto pasakoju šiandien apie gamtos stichijas, tai kuo mes galime padėti savo, tarkime, jeigu vandens vat stichija, ką jinai atlieka ir vat, kam jinai yra vat skirta ir ką verta žinoti. Tai vanduo iš esmės subalansuoja emocijas. Tiems, kurie yra emocionalūs arba jaučiate, kad išsibalansuojate, emocijos trykšta per visur ten arba kažkoks ten, tarkime, gyvenime įvykis, kuris sukelia daug emocijų, tam, kad nurimti labai yra, kaip čia pasakyti, labai yra veiksminga tiesiog pabūti prie vandens. Tiesiog nueiti prie vandens pabūti. Ir kaip nekeista, tiesiog žmogus kartais intuityviai jaučia ir jisai sako, mane tiesiog traukia prie vandens pabūti ilgiau, nueiti, pasėdėti tiesiog į tekantį vandenį, pažiūrėti ir kažkaip toks ramybės jausmas ateina, grįžti namo ir taip ramu ir gera ir panašiai.
Tai va tai yra iš esmės vandens stichija, kuri atlieka šią funkciją ir ypatingai tie, kurie mentaliniam lygmenyje ugnies elementą turi daug, nes žmogus turi daug ugnies, sakoma, ne, tai vanduo padeda tą ugnį prigesinti šiek tiek, tarkime, ne, subalansuoti kažkiek. Tai va šiomis stichijomis galima laviruoti. Kitas atvejis yra, kada žmogus turi irgi vėlgi tam tikrų stichijų. Tam tikrų stichijų turi daugiau arba mažiau. Pavyzdžiui, vienu metu gali žmogus turėti labai daug ugnies savyje, ne, bet vandens moteriškos energijos yra mažiau. Todėl du žmonės gali susitikti tokie ir vienas kitą papildyti, balansuoti. Kiekvienas mes turime kažkokių tai ypatumų. Ir tie ypatumai gali kisti. Tarkime, vieną dieną vienaip žmogus jaučiasi, kitą dieną gali kitaip žmogus jaustis ir panašiai, nes mes vis tiek esame kažkokia tai bendra visuma ir sudarom kažkokią bendrą visumą. Tai va, tai čia yra emocinis lygmuo, vadinasi vanduo, moteriškas elementas, energija, emocija. Jeigu emocijos tokios labai ramios, labai reiškia daug turi žmogus vandens, daug energijos jisai turi. Ne, tarkime, žmogus turi daug energijos, tai reikia tą energiją, vadinasi, kažkur tai nukreipti, kryptingai nukreipti. Ir tada tais elementais, žodžiu, žmogus gyvenime laviruoja. Toliau keliu tada kilu į viršų ir tada pasakoju apie mentalinį lygmenį. Mentalinis lygmuo, lygų ugnies elementas. Tai viskas, kas susiję, žodžiu, su galva. Viskas, kas yra galva, mintis, idėjos, tikslai, vertybės, įsitikinimai, visi kiti dalykai, viskas susiję yra su mūsų mentalu, tai yra ugnies elementas. Ir ugnies elementas tai padeda tas mintis, jeigu labai daug minčių, netgi pati ugnis tas mintis padeda nuraminti. Dėl to tuo metu ugnies stebėjimas labai yra veiksmingas tiek apvalyti mintis, apvalyti mentalą, nuraminti mintis. Pavyzdžiui, irgi labai puikiai atlieka ugnies stichija, tai ugnies stichija namuose, pavyzdžiui, norisi pravalyti, kaip čia pasakyti, pravalyti atmosferą, pravalyti namus, ne, darbuose, tarkime, ne, kažkur tai irgi žvakutės degimas valo šią funkciją. Jeigu labai protiškas darbas yra, tai netgi yra pravartu turėti žvakę pastatytą ir tiesiog padeginti žvakę. Tai iš esmės yra ugnies stichija, ugnis atlieka šią nuostabią funkciją, valomąją funkciją, nes viskas, sako, kas dega, tai viskas valosi. Net žmogus, kada sakoma, serga, ne, kažkokia tai peršalimo liga, tai irgi jisai karščiuoja, vadinasi, dega kažkokios tai bakterijos, kažkas vyksta ši funkcija. Tai kaip ir Žemėje, taip ir žmogaus organizme iš esmės vyksta tie patys procesai. Tai va, tai ugnis atlieka šią funkciją ir puikiai valo mintis, todėl žvakės stebėjimas dar irgi padeda nurimti mintims. Tai kam minčių labai didelis srautas, pavyzdžiui, tai labai puiku tiesiog stebėti žvakės liepsną ir taip nuraminti savo mentalinį lygmenį. Vadinasi, vyriškam lygmenyje vyras turi labai daug idėjų. Būna taip, kad žmogus sako, manyje, sako, sukilo vyras, kuris ilgą laiką ten, tarkime, nieko nesireiškia, dabar tiek idėjų, sako, kad aš net nebesuprantu. Ir tada žmogus būna užrašinėja net idėjas, ne, į popieriaus lapą, užrašo idėjas, nes labai daug ateina kažkokių tai idėjų. Tai va, tai čia yra ugnies elementas ir vėlgi ugnis, kaip ir minėjau, atlieka šią funkciją. Ir toliau dvasinis lygmuo yra oras. Oras tai apskritai yra už laisvės pojūtį ir būna žmonės, kurie labai tiesiog mėgsta žiūrėti dangų ir dangus yra jiems labai, tiesiog sako, sėdžiu ir galiu žiūrėti ilgai dangų arba žvaigždės danguje. Ir tai yra laisvės pojūtis, laisvės jausmas, laisvė, vadinasi, nei pradžios, nei pabaigos, begalybė, ne, nėra nei pradžios, nei pabaigos. Tai yra oro elementas. Tai va, tai oras būtent suteikia tą, kada norisi be ribų kažko, tokio jausmo, arba žmogus, kada jaučiasi apribotas kažkur tai, ne, arba tarkime kažkokios tai ribos yra, visokių gyvenime situacijų būna, tai tada, žodžiu, labai pravartu tiesiog žiūrėti į dangų, pakelti akis, pasižiūrėti į dangų ir pajausti tą dangaus iš esmės teikiamą tą galingumą, tą laisvės, laisvai galinga, galima taip sakyti, galingas.
Tai va, tai yra irgi žmonių, kurie turi savyje šio elemento ir kada žmogus turi šio elemento, būtent oro stichijos elemento, tai tuomet žmoguje labai lengvai ateina idėjos, labai lengvai reiškiasi intuicija, nes oras iš esmės yra intuicija ir tai yra moteriškas aspektas. Dvasinis lygmuo yra moteriškas aspektas, oras. Ir per moterį dažniausiai lengviausiai ateina intuicija. Vėlgi, kada kalbu apie moterį ir vyrą, tai aš kalbu tiesiog kaip vyrą ir moterį, kaip kad suprasti, kas yra vyras ir moteris, ne, tarkime. Bet nepamirškime to, kad mes, kiekvienas žmogus savyje turi tiek vyriškąją, tiek moteriškąją pusės. Vadinasi, kada daugiau aktyvesnė yra vyriškoji pusė arba žmogus turi daugiau vyriškų įrankių, yra taip, tada šalia kitoj pusėje yra moteriškas aspektas. Ir jeigu pas žmogų yra tiesiog daugiau to moteriško aspekto, jisai yra aktyvesnis. Yra žmonių, kurie tiesiog labai švelnus, labai va, tokie mehki, kaip aš sakau, tokie pliušiniai meškiukai, labai švelnus, labai tokie minkšti. Tai juose va, dažnu atveju tas elementas, intuicinis elementas, oras, tas moteriškas elementas yra labai išreikštas, dėl to jie yra tampa empatiški daugiau, bet empatiškumas jisai moteriškas aspektas, nes emocija, vanduo ir intuicija, aišku, oras intuityviai žmogus jaučia. Tai va, tiesiog ateina labai lengvai idėjos kažkokios, va, nuojauta, intuicija, moteriškas elementas. Ir šie elementai tarpusavėje visada sąveikauja ir jungiasi, vadinasi, fizinis, emocinis, mentalinis, dvasinis ir kitaip sakant, yra žemė, vanduo, ugnis ir oras. Ir šie elementai, va taip, va, nuolatos jie vienas kitą papildo, vienas kitą apjungia ir kada jau susijungimas vyksta, tai jisai vyksta grinai galutinis va tas susijungimas. Ir tada jau susijungia vyras ir moteris, sako, va, tai va, elementai visi viduje, pirmiausia žmogaus viduje. Kažkaip taip. Tai va, tai ką dar norisi pasakyti man, pakalbėti, tai apie tuos elementus viskas iš esmės, kur naudojama, kaip naudojama. Ir dar kitą dalyką norėjau pasakyti, kad pabėgo mintis, tai aš dabar pagalvosiu. Gal jums vis dėlto nubrėžti. Ne, iš esmės nieko aš šiandien nebrėšiu. 4 laipteliai tai pagrindiniai vadinasi tiek emocinis, fizinis, emocinis, mentalinis ir dvasinis, tiek tas pats yra žemė, vanduo, ugnis ir oras. Vėlgi tie patys vyro ir moteriški elementai. Ir kaip ir minėjau, jie tarpusavėje sąveikauja. Taip, tai būtų apie tuos 4 lygmenis štai tiek ir tada, jeigu šiaip visada aš skatinu ir rekomenduoju, turite savo pastebėjimų, įžvalgų arba per savo patirtį kažką tai atradę, kažkokios tai veiksmingus dalykus, tai visada dalinkitės, netgi rašykite, komentuokite, dalinkite su kitais žmonėmis, kurie galbūt irgi yra kažkokios etapas ir kaip jie galėtų savo pagelbėti, padėti, tarkime, gal kažkokios dar stichijos yra, gal apie akmenis kažkas parekomenduos pakalbėti, ar ten dar kažkas, tai žodžiu, rašykite, dalinkitės vieni su kitais ir taip vienas kitą papildykite. Tai šiandien tiek tada, iki susitikimo ir iki.